tolimesnė tema yra stebėtojų gildijos veikla. Kaip žinia, ne per seniausiai įsikūrė asociacija stebėtojų gildija. Ir šiandieną turime 3 šios asociacijos atstovus, tai yra Gediminas Ustinavičius nuotoliniu būdu. Gediminai, sveiki. Sveiki. Ir Tomas Jakilaitis, Lietuvos liaudies partijos pirmininkas, ir aš Negrė Černiauskienė. Tai Gediminas labai trumpai pristatys, koks yra pilnas užmanymas tuo, kad stebėtojų būtų sukurtas didelis korpusas iki 6000 žmonių ir kad žmonės priklausantys skirtingom politiniam partijom, skirtingiam politiniam judėjimams galėtų talkinti opoziciniams jėgoms rinkimuose. Ketvirtadienį pasibaigė komisijos narių užrašymas į dėl prezidento rinkimų. Tai komisijos nariai taip pat gali atlikti nemažą darbą, nemažą veiklą. Komisijos nariams yra apmokama už jų darbą ir jeigu intensyviai dirbti rinkimų metu kokius 5 gerus savaitgalius, galima gauti beveik 1000 eurų. Taip, 5 savaitgalius, jeigu per visus rinkimus šiais metais dirbti. Tačiau stebėtojas yra tokia visuomeninė veikla, kuri yra neapmokama. Todėl siekiant sukurti stebėtojų korpusą, kuris galėtų talkinti nuo įvairių organizacijų visuose rinkimuose, turime jau kelis metus vystyti ir galų gale jau pristatomą projektą. Tai įsiklausykime, užduokime klausimus ir parneškime žinutę namo. Malonaus klausimo, Gediminai, jūsų žodis. Taip. Kaip žinom tokį posakį, kad svarbu ne kas balsuoja, o kas skaičiuoja. Tai šitą posakį daug kas yra pasakęs, turbūt ir Stalinas ir visi kiti. Ir rinkimų stebėjimas yra, ar matote mano ekraną? Aš noriu parodyti savo ekraną. Puiku. Tai jau iš tų stebėtojų, aš pabandysiu padidinti, o dabar čia jau pilnas ekranas. Gerai, aš gal tada papasakosiu žodžiais ir su nuorodomis dokumentus. Tai va, tai tų stebėtojų yra prisiminėjusi Lietuvoje daug, partijos stebi, asociacijos stebi, nei viena iš jų neapima visų beveik 2000 apylinkių, juose pabūna epizodiškai, atvažiuoja, pagaudo, ar tenai alaus neperka, ar autobusų nepaveža. Va, tikrasis stebėjimas turėtų vykti nuolat, sėdint apylinkėje ir stebint. Reiškia mums, kad surinkti ir gerai prakontroliuoti visas apylinkės, reikėtų bent po 2 ar 3 žmonės toje apylinkėje turėti. Iki šiol vyko stebėjimas iki balsavimo protokolo pasirašymo, kai stebėtojai pasirašydavo balsavimo protokole ir po to likimas šitų balsų mums būdavo nežinomas. Europarlamentarė Margarita Starkevičiūtė jau senai visiems per visus kanalus šneka, kad Lietuvos rinkimų programa, su kuria yra skaičiuojami balsai, yra nesertifikuota. Reiškia, jinai yra nepatikrinta, mes nežinome, ar jinai teisingai veikia ir nėra pasitikėjimo. Yra visokios kalbos, kad serveriai kažkur Estijoje, yra kalbos, kad kažkas ten kažką klastoja. Yra kalbos dabar naujai atsiradusios, kad reiškia duomenys galima falsifikuoti įvairiuose sistemose ir taip toliau. Ir visai šitai situacijai ištaisyti, pas mane kilo mintis, aš ją pasidalinau visos Lietuvos iniciatyviniai grupiai, kad galima sukurti alternatyvią informacinę sistemą, kurioje rinkimų stebėtojai gavę protokolo kopiją, o protokolo kopiją jie pagal rinkimų kodeksą turi teisę gauti iš rinkimų komisijos, kad protokolo duomenys suvestų į alternatyvią
apylinkės skaičiai, kuriuos Vyriausioji rinkimų komisija publikuoja, sutampa su stebėtojo gauto protokolo kopijos skaičiais. Reiškia, tokiu būdu sertifikuotume Vyriausios rinkimų komisijos kompiuterių darbą. Mes patikrintume, ar Vyriausios rinkimų komisijos kompiuteriai gerai suskaičiavo ir gerai atvaizdavo. Šita idėja yra nauja. Ir iki šiol to niekas nedarė. Va, dabar tam, kad šitą veiklą, kad šitą informacinę sistemą sukurti, tai pirmas uždavinys buvo mano, aš esu informacinių technologijų specialistas, šiaip esu radioelektronikos inžinierius, dar iš senų laikų, bet, reiškia, kompiuterių administratorius ir duomenų bazių administratorius, verslo valdymo sistemų pardavėjas ir prižiūrėtojas. Va, tai aš užsiėmiau tokiais dalykais, kaip pradėjau nagrinėtis, o ką Vyriausioji rinkimų komisija teikia į internetą. Vyriausioji rinkimų komisija kaip vieša įstaiga ir viešojo sektoriaus institucija kaupia duomenys ir juos pateikia visuomeniai tinkamų formatu, kad juos galima būtų pritaikyti tolesniam ir pakartotinam naudojimui. Taigi, Vyriausios rinkimų komisijos puslapyje yra nuoroda į VRKIS aplikacijų programavimo sąsają. Toje sąsajoje yra aprašyti įvairūs klasifikatoriai, reiškia rinkimų turai, rinkimų apygardos, rinkimų apylinkės, įvairūs balsai, kaip skaičiuojami ir visa duomenų struktūra. Aš jau apie mėnesį laiko nagrinėjau ir užsikraudinėjau duomenis, tuos, kuriuos galima pasikrauti iš Vyriausios rinkimų komisijos, ir juose radau, supratau, kaip rinkimų komisija veikia ir atitinkamai dar patikrinau, ar yra klaidų. Ir aš patikrinau, čia yra šitoje lentelėje, 16 metų Seimo rinkimus, 19 metų referendumą, 19 metų savivaldybių rinkimus ir juose randu klaidų. Pavyzdžiui, referendumo duomenys kažkur yra pamesti ir nebeteikiami išvis. Reiškia, tie patys pirminiai, kur kiekvienoje apylinkėje buvo balsavimai, šito rezultato nėra. O, pavyzdžiui, 16 metų Seimo rinkimų abu turai kažkaip suplakti į vieną ir arba pirmas turas pamestas, arba antras turas pamestas. Tai šiaip gal tai ir nėra kritiniai dalykai, bet jeigu programa, darydama ataskaitas ir teikdama juos viešam sektoriui nagrinėti, daro klaidas, tai niekas nežino, ar pačioje programoje taip pat nėra klaidų. Taip pat, tai dabar tam, kad užkurti visą šitą stebėtojų veiklą, Tauras, Nendrė ir aš tryse jau 26 dienos esam, kaip jis teigia, asociacija, stebėtojų gildijos vardą Tauras yra išsaugojęs ir Nendrė tapo pirmininku. Asociacija registruota registrų centre pagal standartinius įstatus. Įstatus mes dar tobulinsim. Yra įsigytas vardas stebėtojų gildija LT ir kūriamas logotipas, kūriamas svetainė, atidarinėjama sąskaita ir vyksta visokie pasiruošiamieji darbai. Tai esame, kaip sakyti, darbų įkarštyje, norime išeiti į viešumą labai gerai pasiruošę, nes tik tai pirmas išėjimas ir bus pats svarbiausias. Todėl daugiau nelabai turiu ką pasakyti, tiesiog laukime starto. Aš manau, kad kelių savaičių bėgyje bus daugiau informacijos. Ir tada visus kviesime registruotis į stebėtojus ir bursime didžiulį tinklą. Kviesime visas partijas, nes
rinkimų stebėjimas tai yra visiškai ne politinis reikalas, tai yra demokratinis doro piliečio pareiga. Tai bet kuri partija, kuri galės teikti stebėtojus, mes juos galėsime visus suregistruoti, išdalinti apylinkės, apygardas ir iš jų surinkinėti duomenis. Mums reikalingi tik tai protokolai su teisingais skaičiais. Ir tiek. Ačiū labai. Auditorija ruošiasi užduoti klausimus, matau mišką rankų. Tai aš turiu klausimą. Kuo tai skirsis, Gediminai, nuo baltųjų pirštinių? Nuo baltųjų pirštinių skirsis tuom, kad mes nebaigsime protokolo pasirašymų, o tęsime toliau ir protokolo duomenys sutikrinsime su Vyriausios rinkimų komisijos kompiuterio atvaizduotais skaičiais. Reiškia, mes toliau seksime balsus ir pažiūrėsime, ar galutinis rezultatas yra toks, koksai yra protokole. Tai reiškia, iki šiol visi rinkimų stebėtojai pabaigdavo savo darbą pasirašydami rinkimų protokolą apylinkėje ir toliau niekas nežinojo, ar tie skaičiai yra tokie patys ar geri, nebūdavo sutikrinimų. Mes norim uždaryti ratą, kad surinkę protokolus ir skaičius iš jų, įsitikintume, kad Vyriausia rinkimų komisija juos tokius pačius ir atvaizdavo svetainėje, kompiuteriuose ir pagal juos išdalino balsus partijoms ir kažkas ten mandatės laimėjo ir taip toliau. Tokiu būdu mes padidinsime pasitikėjimą rinkimų sistema Lietuvoje, padidindami pasitikėjimą rinkimų sistema, mes, pakviesime daugiau žmonių ateiti balsuoti, nes jeigu labiau pasitikės rinkimų sistema, jie tikrai mieliau balsuos ir mieliau lankysis rinkimuose. Čia esminis skirtumas. Reiškia, uždaryti ratą, nepabaigti darbo rinkimų apylinkėje ir išeiti namo. Ar galiu papildyti kūno atsakymą? Trumpai. Ačiū. Tai aš suprantu taip, kad tai būtų visapusiškas balsų skaičiavimo patikrinimas. Ar teisingai VK suskaičiavo? Ar teisingus duomenys paskelbė? Baltosios pirštinės buvo pakasucha. Jie vieną kitą epizodą eksploatuodavo ir rodydavo, sudarydami įvaizdį, kad jie trukdoja rinkimus. Priminsiu, kad Baltosios pirštinės buvo įsteigtos prieš Dalios Grybauskaitės išrinkimą 2009 metais. Jos inicijuotos ir taip toliau. Bet aš Gediminą papildyčiau dar kitų labai svarbių aspektų. Jeigu atsiranda galimybė vis tik visus duomenis pirminius turėti, protokolus ir daug dievę parodyti VRK neatitikimą, atsiranda teisinis pagrindas reikalauti kažką keisti. Grąžinti serverį į Seimo serverį, tikrinti programas, jas sertifikuoti ir taip toliau, o jeigu yra rimti skirtumai ir ginčyti rezultatus rinkimų arba referendumų. Per faktus eitumėm prie teisinių pasekmių. Jūs buvote tas žmogus, kuris prieš turbūt 2-3 savaitės viešai paviešino duomenis kaip duomenų specialistas, kad į VRK puslapį kelti rinkimų duomenis netitinka arba yra tam tikros klaidos. Šiek tiek plačiau, Gediminai, apie tai, kaip jums, kaip duomenų specialistui, ką pavyko išžvejoti iš tos sistemos, kurios eilinis lietuvis nesupranta. Ten yra tokia skaičių seka ir skaičių kombinacijos. Kas ten įvyko? Aš pradėjau nagrinėtis ir iškart radau, kad, tarkim, 20 metų Seimo rinkimuose yra labai keistai skaičiuojami balsai ir pateikiami internetinėje svetainėje. Čia ne šitoje programoje
programavimo sąsajoje, bet šiaip interneto svetainėje yra excelinis failiukas. Aš radau netitikimą, kad užsienio lietuvių apygardoje vaikšto 6000 balsų. Ar tai į vieną pusę, ar jie turi būti skaityti atskirai, ar jie jau yra tame skaičiuje ir taip toliau. Šią temą pasigavo žurnalistai, mane pakvietė pristatyti šitą klausimą ir aš OpTV laidoje jį išdėsčiau, tai galėsite susirasti ir pasižiūrėti. Ir toliau įnikau krapštyti duomenis. Tai papildomai prie to, kad VRK svetainėje yra duomenys keisti 20 metų rinkimų, aš radau, kad 16 metų spalio 9 rinkimai į Seimą yra klaidingos ataskaitos. Toliau radau, kad 19 metų savivaldybių rinkimuose yra kažkokia klaida prie vieno iš įrašų. Toliau radau, kad 19 metų gegužės privalomo referendumo duomenų yra tik tai fragmentai ir nėra pačių pirminių duomenų. Tai man kaip specialistui įspūdis yra toks. Niekas iki šiol šitų duomenų netikrino, jie yra teikiami atmestinai ir vyriausiai rinkimų komisija turbūt yra visiškai nesvarbu. Reiškia, jie tos nagrinėjate. Taip pat aš panagrinėjau ir aš randu, kad juos yra netitikimų. Todėl pasitikėti tokia sistema, kuri teikia ataskaitas, bet kokias, neturim teisės. Mes ją turim patikrinti. Ir šitas patikrinimų būdas ir yra protokolus suskaičiuoti alternatyviai, rinkimų kodeksas leidžia jų kopiją pasidaryti, reiškia, leidžia toliau ir tuos skaičius panaudoti. Todėl ir yra kuriama informacinė sistema, kurioje bus surenkiama iš apylinkių duomenys ir tas apylinkės, iš kurių duomenys mes surinksime, mes jas patikrinsime. Kuo daugiau apylinkių surinksime, tuo geresnį vaizdą turėsime. Idealu būtų turėti visų 1800 apylinkių duomenys. Dėl to kviečiu visus neabejingus piliečius ir dorus eiti į stebėtojus ir dirbti šitą darbą. Išsirikiavo eilė klausiančiųjų. Prašau, Tatjana. Ačiū, Gediminai. Noriu, kad tu prisimintų pokalbį mūsų, kuo skiriasi baltos pirštinės. Mes skaičiavome 2000 apylinkių, o pavyzdžiui, tų baltų pirštinių narių yra, kiek mes tada skaičiavome? Tai vat 20, kiek tam yra? Kiek? 20. 500. Kad aplankytų visos tų 2000 apylinkių, per vieną dieną baltas pirštinis tiesiog nepajėgė, jie nespėja fiziškai tai padaryti. Tai šiaip baltas pirštinis gerai kaip gąsdinimo priemonė, pas mus važiuoja revizoras, bet čia yra mifinis, jis atvažiuoja per dieną į keletą apylinkių, pabūna ten 15 minučių, pagąsdina visus, išvažiuoja, nieko šiaip. Iš esmės reikia stebėti visą dienos procesą. Nuo atidarimo iki uždarimo, protokolą skaičiavimo ir taip toliau. Baltas pirštinis tą negali padaryti, fiziškai jie negali padaryti. Tai vat, to skirsis mūsų stebėtojų gildėje nuo baltos pirštinio, kad mes visą dieną, visą procesą, kiek reikia, stebėsim tos, kai supratau, rinkimų procesą. Ir dar noriu grįžti prie to sistemos kompiuterinio. Neseniai klausiau, kad Ąžuolas, man atrodo, kalbėjo su Dainiu Kipeniu apie kompiuterio spragas, kad netgi buvo taip, kad kompiuterį galima sukinėti laiką į priekį, į atgal. Tai vat, kiek dabar ta sistema, kuri vyksta, yra Lietuvoje, yra netobula, kad yra labai daug kompiuterinių spragų. Jeigu tavo sistema, kuri bus laikas normaliai, tai man atrodo, tikrai bus rasta daug pažeidimų. Ačiū. Gediminai, klausimas jums, pradėkime nuo to, kad mes nežinom net, kas tą sistemą sukūrė. Prašau, Gediminai. Mes nežinom, kas tą sistemą sukūrė, bet šiaip buhalterinis principas yra, kurį išrado italai prekybininkai, daryti 2 įrašus. Reiškia, jeigu yra iš kažko paimami pinigai, tai yra įrašas pas pinigų gavėją, kad jis juos gavo,
ir yra įrašas pas pinigų davėją, kad jis juos davė. Ir abudu veda dvejybinį įrašą. Dabar rinkimų biuletenis apskaitomas yra tik tai rinkimų komisijos. Tai apskaitykime jį dar kartą ir sulyginkime ir suveskime galus. Kaip kiekvienais metais įmonės tarpusavį keičiasi skolų suderinimo aktais, tai mes lygiai taip pat susiveskime kiekvienos apylinkės duomenis ir sulyginkime su rinkimų komisijos teikiamais duomenimis. Dabar dėl baltųjų pirštinių. Jų iniciatyva yra gera, bet jie fiziškai įrodė, kad fiziškai visų apylinkių apsėdėti negali, o važinėjimas po jas epizodinis jisai nieko neduoda. Nes balsų primesti galima tada, kai jų tenai nėra. Ir taip toliau. Todėl svarbus labai yra dalykas išbūti visą apylinkės veikimo laiką, sudalyvauti balsų skaičiavime ir sutikrinti, ar protokolas atspausdintas atitinka ranka rašytą protokolą, kurį suskaičiavo komisija, ir būtent šitą dokumentą išsinešti, nes gauti tokio protokolo kopiją rinkimų stebėtojas turi teisę. O toliau belieka techninis darbas, kurį aš ir mano komanda padarysime patogiai, kad būtų galima surinkti duomenis, ir po to teisininkų komanda galės dirbti, jeigu jie skiriasi ir taip toliau. Ir uždarysim ratą ir padarysim skolų suderinimą. Ačiū, Gediminai, dar yra klausimų, prašau. Taip, yra jo dvi funkcijos, dvi dalys yra. Yra tas skaičiavimas pačių balsų, pačių biuletenių ir duomenų suvedimas. Ir kai suvedami duomenys, tada vyksta jų skaičiavimas duomenų bazėje. Ir mes kaip stebėtojai to patikrinti iki šiol kaip ir negalėjome. Čia tikrai labai gera idėja. O ką noriu paklausti Gedimino, tai arba panašu, kad bandėt surinkti, kas yra skelbiama VRK, visus balsus suskaičiuoti ir palyginti su to, kas, sakykime, yra paskelbta kaip rezultatas balsavimo. Bandėt šitą jau daryti su esamais duomenim? Gediminai, klausimas jums. Dalies negirdėjau, bet aš dabar, kai nusigaudinėjau nuo 16 metų yra teikiami duomenys balsavimo rezultatus, tai pirminiai apylinkių duomenys, aš juos pas save nusikrovęs lygiagrečiai suskaičiavau, neradau, kad jie netitiktų skelbiamų internete. Todėl, bet toliau dar vieną momentą nepasakiau. Turėsime galimybę, jeigu bus stebėtojai, lygiagrečiai nesurinkinėti atvykusių balsuoti skaičių. Reiškia, kiekvienas žmogus prie urnos galės būti stebėtojo apskaitytas ir lygiagrečiai su aktyvumo ataskaita, kurią teikia rinkimų komisija apie išduotus biuletenius, jie pagal išduotus biuletenius ją teigia. Mes galėsime lygiagrečiai turėti savo skaičių, kiek žmonių buvo apylinkėje ir įmetė biuletenį į urną. Tai dar vieną patikrinimo būdą turėtume. Šitas būdas turėtų išgaudyti balsų sumetimus ir visokias anomalijas. Ačiū, dar porą klausimų yra, prašau. Aš galbūt daugiau pasisakysiu, negu klausiu. Kuo baltosios pirštinės skiriasi iš esmės nuo įsteigtos stebėtojų gildijos. Tikriausiai daugelis žinote, kad baltosios pirštinės tai yra konservatorių projektas, valdžios projektas, gal taip galima būtų pasakyti, kuris mums buvo kaip saldainiukas, kad tai neva yra organas, kuris kontroliuos, stebės ir visuomeniai duos pastebėtus negatyvus arba klastojimus. Tai buvo tik imitacinis darbas stebėti rinkimus. Baltosios pirštinės. Koks siaubas atvažiavo baltosios pirštinės į apylinkę stebėtojų, rinkimo apylinkę atvažiavo. O ką jos ten padarė? Jos priėjo pas pirmininką, užsirašė, kad mes buvom atvykę, kad stebėjom rinkimus ir išvažiavo. Tai aš dėl ko taip kalbu? Aš noriu, kad mes visi suprastume
esminį skirtumą, kas yra atiduota visuomeniai kaip saldainiukas ir akių dūmimui, kad yra kontroliuojantis organas ir prižiūri skaidrius neva rinkimus arba rinkimus, išskaidrina, tai tą daro baltosios pirštinės, tai yra tik imitacija. O stebėtojų gildija, tai Gediminas praktiškai viską ir atsakė, kokie yra siekiai. Siekiai yra pradubliuoti ir, kaip jisai pasakė, ir pinigų davėjas, ir pinigų ėmėjas pasidaro įrašą. Tai reiškia, stebėtojų gildijos tikslas pateikti objektyvius, faktinius rinkimų duomenis. Be abejo, užkardinant ir visą savivalę, piknaudžiavimą, komisijos darbą, kuris yra klastojantis. Aš pats buvau paskutiniuose rinkimuose kaip stebėtojas ir tikrai užteko mano ir dar vieno žmogaus dalyvavimo, kad užkardintų komisijos darbą, nes jiems jau tapo neramu, kad du nepriklausomi žmonės ne iš baltųjų pirštinių stebi mūsų apylinkės darbą komisijos. Ir įsivaizduokite, ką Gediminas ir sakė, taip, buvau kito laiko, kol fotografavau komisijos protokolą, kuris atitiko su balsais balsuotojų, kur pirmininkas iš pradžių priešinosi, o kai pasakiau, kad yra įstatymo tokia teisė, davė ir nusifotografuoti, ir tas protokolas yra su mano parašu, ir ta apylinkė nesuklastojo jokių rinkimų. Tai jeigu mes suprasim šitą stebėtojų procesą ne kaip imitacinį, bet kaip reikalingą darbą visoje Lietuvoje ir visas apylinkės, tai mes tikrai tada galėsim drąsiai pasakyti, už ką tauta balsuoja rinkimuose, už ką išrenkami parlamentarai, kokiais balsais ir kas išrenkami ir taip toliau ir panašiai. Tai šis darbas bus toks iki faktų, iki kontrolės su sutikrinimais duomenimis alternatyviais ir jeigu kils ginčų, taip, tada bus viešinama, bus teisiniai procesai, bet visuomenė, piliečiai, tauta žinos tikrąją padėtį. O ne tai, kad atvažiavo baltosios pirštinės ir pamatė du pijokus prie apylinkės ir jie pakėlė triukšmą, paviešino, kad ten kažkas perka balsus. Nu, kas iš to? Bet rinkimų mes pakeisti negalim. Labai gerai pasakė. Nesvarbu, kas ir kaip balsuoja. Labai svarbu, kas skaičiuoja. Tai iš tikrųjų yra toks sumanymas, to sieksim ir tas darbas jau prasidėjo. Ačiū, kviečiu visus jungtis. Dar yra klausimų. Tai prašau, Greta. Norėjau paklausti, yra tokia, sakykime, problema, kad apylinkėse gal mažiausiai yra klastojami duomenys, daugiausiai mes, kaip pastebėjom, tai yra apygardoje. Jeigu suvedinėjant, stebėjom Vilniaus miesto, Vilniaus rajono duomenys ir suvedinėjant rezultatus, tam tikrų partijų rezultatai mažėja. Suvedant naują apylinkę sumažėjo rezultatas, kas negalėtų būti. Galėtų tik didėti, nes, sakykime, ten buvo reitingavimas ir visa kita, tai galima buvo patikrinti. Ir įdomiausias dalykas, kad tai, ko gero, nenorėčiau kaltinti, bet ko gero nebe IT specialistų pagalbos, kurie apygardoj dirbo ir kurie suvedinėjo rezultatus. Jeigu rezultatus galima kažkam sumažinti, kažkam padidinti, nesvarbu, ką iš apylinkės, kokius rezultatus atveš, ta apylinkė yra ne prie ko, gal galima būtų kažkaip paprasčiau būtų apygardoj sukontroliuoti. Nes apygardoj pagrindinis vyksta toksai, sakykime, į kompiuterį įvedama kitaip ir mažėja jau buvę rezultatai ir keičiasi jie. Tai, sakyčiau, gal apygardai irgi reikėtų, arba bent jau apygardai, kad būtų kažkokie stebėtojai, kuris stovėtų už to kompiuteristą ir kad jisai pačioje apygardai, kad jisai nesuvedinėtų netinkamai duomenų ir nepakeistų suvestųjų duomenų. Nes šiandien be kompiuteristo pagalbos iš tikrųjų. Ačiū.
noriu taip pasakyti. Kiek aš išsinagrinėjau visą sistemą, tai pirminiai duomenys tai yra apylinkės protokolas. Tai yra dokumentas pirminis, ant kurio yra rinkimų komisijos parašai ir yra stebėtojų parašai. Iš jo toliau susideda visi skaičiai. Mums svarbiausia yra patį pirminį dokumentą ir turėti, ir jo duomenys turėti. Visą kitą mes suskaičiuosim. Mums visiškai nesvarbu, ką toliau apygarda skaičiuos, kaitalios ir taip toliau. Jeigu apylinkės duomenys, o apylinkių duomenys rinkimų komisija pateikinėja kiekvienos atskirai. Reiškia, mums svarbiausia sutikrinti apylinkės protokolą, ar tas protokolas atvaizduotas lygiai taip pat, kaip ir mes turime. Tai reiškia, jeigu pinigų priėmimo kvitas yra 100 eurų, tai ir šaknelė, ir galva turi atitikti. Zigmas nori knygėti. Taip, gerbiamas patarėja, prašau. Du klausimai. Gediminai, primink, prašau, be stebėtojų dar kas nors pagal rinkimų kodeksą gali gauti šitą protokolą? Rinkimų stebėtojai turi teisę gauti protokolo kopiją. Daugiau nėra... Ar be jų kas nors dar gali gauti? Ne, negali. Nes kampanijos dalyviai, ne? Ne, negali. Gauti protokolo kopiją rinkimų kodekse pagal šitą tekstą yra tik stebėtojai. Supratau. Gal kokių minčių yra dėl išankstinio balsavimo kontrolės? Ne, neturiu. Šiaip paštu gauti balsai, jie skaičiuojami apylinkėje atidarius vokus. Ir jie yra atskirai eilute skaičiuojami. Tai jie yra išskiriami protokoluose, yra balsadėžiai rasti ir paštu atėję. Tai šituos duomenys turime. O kaip vyksta toliau, nežinau. Dar yra taisyklės tokios gana keistos, kurias aš pačioj pradžioj radau, kad reiškia, jeigu užsienio apylinkė gauna pavėluotai balsus, nes balsai siunčiami paštu iš rinkėjų ir jie juos gauna balsus, jie juos gauna pavėluotai užsidarius rinkimams. Tai jeigu tų balsų yra daugiau negu kažkiek, ar 3 ar 5, rašomas papildomas protokolas. Ir tame papildome protokole jau vėl apskaitomi šitie balsai. Tai aš, kai tyriau pačioj pradžioj tuos teikiamus duomenis, tai tie 6000 buvo pavėlavę balsai. Kaip jie pavėluoja, kiek kartų pavėluoja, iš ko jie atėjo, yra labai slidi tema. Ačiū, dar turim klausimą, prašau. Kadangi aš stebėtoja beveik kiekvienose rinkimuose dalyvauju kaip stebėtoja ir turiu tokius pastebėjimus. Reiškia, labai svarbu, aš tai pirmiausia, tai labai džiaugiuosi, kai iš vis atsirado toks naujas darinys, sukurtas kaip stebėtojų gildija. Ir manau, kad supratimas žmonėms ateis palaipsniui ir žmonės įsijungs į aktyvų dalyvavimą. Ir to linkėčiau. Toliau yra labai, kas yra svarbu, kad stebėtojų tikrai turėtų būti ne vienas, nes visą dieną išbūti vienam žmogui yra be galo sunku ir sukontroliuoti irgi labai nelengva, su tuo sutinku. Toliau labai svarbu yra stebėjimas, kaip vyksta namuose. Namuose yra tiesiog gali būti didelė apgaulė ir falsifikacija. Žmonės eina po kelis į namus, ypač organizacijose, socrūpybos, sakysim, atstovai ir iš anksto yra jau sutariama su pagyvenusiais žmonėmis, kurie domisi tik tai televiziją, radiją ir yra galima daryti kokius tik nori, reiškia, sprendimus ir paklaidas. Dabar dar kas yra labai svarbu, kad
apylinkių komisijos pirmininkais, tiesiog etatiniais darbuotojais ir jie metai iš metų labai puikiai atlieka savo darbą. Ir jeigu matau, kad nėra tokių žmonių, kurie atsakingai žiūri į savo stebėtojo darbą, ir tada jie iš tikrųjų pradeda savo veiklą. Bet tu vienas būdamas nieko negali padaryti, nes yra labai sudėtinga. Reikia, kad būtų ir filmavimas, ir užprotestavimas, ir tada jautiesi gana nepatogiai. Ir labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų į tą komandą turėtų ateiti žmonės gebantis naudotis jau telefonu, gebantis išsakyti savo nuomonę, nebijantis psichologinio spaudimo. Tai va tokie žmonės gana aktyvaus amžiaus galėtų jungtis ir tai būtų didelė pagalba ir didelė kontrolė iš mūsų visuomenės darbo. Ačiū. Ačiū labai. Ir dar turime klausimą. Zigfridas, prašau. Taip, turiu tokį savotišką pasiūlymą. Yra užsienio praktika labai nebloga, kas liečia rinkimus, balsavimus ir visą kitą. Tai pirmas punktas, kadangi liaudės aktyvumas yra žvėriškai mažas, kas leidžia klastoti tos pačius rinkimus, kodėl oficialiai nesudaryti sąlygų žmonėms pabūti iš tikrųjų pilietiškais ir aktyviais, remiantis geromis baudomis. Na, kaip pavyzdžiui, Italijoje tai yra praktika, kad jeigu neatėjai į rinkimus, be pateisinamos priežasties, tau gresia oficialiai bauda, automatiškai yra žinoma labai puikiai toj pačioj Klaipėdoje, pavyzdžiui, kaip balsavimo aktyvumas yra apygardoje ten 10–15%, paskiau galutiniam rezultate tu stebi, kad internetinėje erdvėje ta apygarda prabalsavo 80%, nu, tai kyla labai didelių klausimų. O jeigu sudaryti tokią neblogą sąlygą, kad valstybinių reglamentų remiantis, kad tu gausi baudą, na, nuo sofos atsikels ne vienas ir ne du. Ir tiesiog elementariai tada jau tų tuščių popieriukų nebebus ir jų nebus galimybės įdėti. Vienas iš pasiūlymų. Aš gal atsakysiu šiek tiek į šį klausimą. Bene 18 šalių dar prieš 5 metų turėjo tokią poziciją, kad balsavimai yra privalomi. Gal 2003 metais dar tokią poziciją turėjo ir Kipras. Pagrindinė jų užuomina tokia buvo, kad jeigu net rinkimuose negauni socialinės ir toliau pagalbos arba pašalpos, jeigu ten kažkas atsitinka. Be abejo, aktyvumas rinkimuose Kipre buvo 93, nežiūrint net tų baudų, aktyvumas buvo 93–95%. Tačiau 2003 metais Kipras atsisakė šios pozicijos, tačiau vis tik kai kuriuose pasaulio šalyse toks principas išlieka. Dar yra klausimų, įveisime apibendrinimą, nes noriu mūsų programėlę išjungti. Jeigu išsijungsime neapibendrinę, tai kviečiu ir gerbiamą signatarą ir Gediminą dar prisijungti tą pačią nuorodą, nes manau, kad signataras turi ir dar kitą iliustraciją susijusią su rinkiminės komisijos veikla, kurią pakankamai plačiai viešina, kaip buvo prezidentinėje kampanijos rinkimos metu neišduodamų nutraukti parašų rinkimai, apie tai šiek tiek vėliau, bet dar yra klausimų. Prašau. Aš noriu šiek tiek pašnekėti apie rinkimus. Iškia yra toks reiškinys. Daug, vos ne pusė Lietuvos gyventojų yra išvykę į užsienius, rinkimų sąrašuose jie figūruoja. Todėl, pavyzdžiui, viena iš geriausių firmų, kurie daro žmonių apklausas, Vilmorus, jie pagal apklausas gaunasi, kad apie 80% rinkėjų ateis balsuoti. Rinkimų komisija skelbė, kad labai neaktyvus žmonės buvo ir atėjo 50%, ar tik 45% rinkėjų. Tai yra sąmoningas žmonių kvailinimas, kaip sakant, durninimas. Reiškia, slepiant, kad, reiškia, pusė, gal šiek tiek mažiau pusės rinkėjų yra jau vakaruose.
o iš rinkėjų sąrašų jie nėra išbraukti. Todėl, šitoj vietoje, žiūrint ypač rinkimų rezultatus, reikia tą žinoti ir reikia žinoti, kad jeigu rezultatai stipriai nukryps nuo Vilmorus duomenų, reiškia yra didelė tikimybė, kad jie buvo gerokai suklastoti. Nes, pavyzdžiui, Delfi tyrimai, kiek mano šio patirtis rodė, labai tendencingai buvo daromi vadinamos apklausos ir skelbiami rezultatai grinai, kad nukreipti rinkėjus kažkuria kryptimi. Vilmorus iki šiol bent šitos stengiasi nedaryti. Nu tai va, tai taip, kad pagalvokime ir apie tai, kaip geriau tikrinti galimus klastojimus po rinkimų. Dėkui už dėmesį. Ačiū už repliką. Gal Katkevičiui. Toliau, prašom, Alvydas Katkevičius. Norėjau paklausti, ar gali stebėtojai atėję pareikalauti dėl stebėjimo sąlygų, kad nebūtų taip, kaip man stebėtojai yra buvę, kad apylinkės pirmininkė klasėje pas ją visi vaikšto, čia stalai, kur gauna biletėnius, o už kampo koridoriui ten registracija. Kaip man sulakstyti visur, stebėti, ką jie čia daro? Ar jie negali būti vienoj patalpoje, kad stovint iš kampo viską matyti? Tai viena sąlyga. Aš manau, kad tai turi būti privaloma. Stebėtojui negalima, jam neleista paimti už rankos, jeigu atėjo pilietis, įdėti biletėnį. Bet kada neša vieną lapą, jis pilkšvas. Aš pastebėjau kažkodėl baltesnius lapus. Aš neprieisiu, iš rankos nepaimsiu. Bet kada išvertė biletėnius ant stalo, tai reikia suskirstyti, va jie sudėka po kelis, po 6, po 8. Taip ir buvo. Kad aš, matydamas tai, ką jie daro, stebėjau laiką, tai pradėjau fiksuoti per valandą, kiek ateina žmonių. Ir aš saldainiuką iš vienos kišenės įdedu į kitą. Vėl 10 praėjo, vėl įdedu. Tada valandą praėjo, kiek saldainiukų? 4, 40 ir kiek dar minti 2. 42 buvo. Aš užsirašiau. Ir šitai pabaigoje gaunu 680 kažkur praeisiu. Bet jie, kai suvedė rezultatus, 960. Tai aš supratau, kada tribūną patikrinau tą urną. Užantspauduota, užklijuota viršus, viskas tvarkoj, skylė užklijuota, čia reikia skylę praplėšti, nu dėl akių. Iš tikrųjų, viršus neatsidaro, atsidaro urnos dugnas, kad aš pajudu kojinu, tai blogai stovi. O pasirodo, aš pažiūrėjau, kad kojytė viena atsukta. Taip ir yra. Apačioj atsuka kojytės ir atsidaro dugnas, kad išpilti biletėnį. O užklijavimas viršaus, tai čia tik apgauti akių dumimas. Štai ko noriu. Ar turiu teisę paprašyti, kad jie sutvarkytų taip, kad aš stebėtojas galėčiau stebėti. Nes kai aš pamačiau tą urną su atidarytų dugnu, tai jie pasakė, eiksės, ten va tavo vieta, eiksės. Nu, taip užnyžo kumštis, bet susivaldžiau. Rinkimų kodeksas punktas. Rinkimų stebėtojai turi teisę fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą. Reiškia, jeigu yra dalykai tokie su rinkimų urna, tai juos tikrai reikės filmuoti, fotografuoti, daryti įrašus ir tai bus įrodymai. Stebėtojų apmokymus yra parengusi Nendrė. Šiems rinkimams tikrai juos patobulins, jie bus patalpinti svetainėje. Taip pat darysime visus šitos dalykus ir juos ir aptarsime. Ačiū, Gediminai. Taip, iš tiesų mokymai ne tik tai, kad buvo parengti, bet iki savivaldos rinkimų jie buvo
išmėginti, išbandyti su žmonėmis, kas yra žmonėms įdomu, kaip patraukliai pateikti tą medžiagą, kas yra svarbu, galų gale, kiek yra svarbu, ar kaip atsirado stebėtojai, ar į kokius pažeidimus reikėtų atkreipti dėmesį. Tai vat, nemažai talkino visa eilė stebėtojų, kurie iš praktinio savo suvokimo, kaip ir Alvydas, galėjo patarti arba pasidalinti tam tikromis istorijomis. Beje, mes į kampą įspraudėme Zenoną Vaigauską, kuris į mūsų susirinkimus prisijungdavo nuotoliniu būdu tam, kad galėtų atsakyti į stebėtojų klausimus. Jam, kaip buvusiam Vyriausios rinkiminės komisijos pirmininkui, užduodami klausimai kitą kartą keldavo nuostabą. O tas pats atvejis su tribūna, kodėl dugnas atidengtas, tas pats atvejis, kodėl išvaromi tie stebėtojai. Tai mes supratom, kad aš pati buvau stebėtoja, tai irgi supratau, kiek aš daug, kaip teisininkas, atrodo išsilavinęs žmogus, žinantis ir pasiskaitęs, ką ten reikia stebėti, supratau, kokie miklūs triukai vyksta tiesiai prieš mano akis, kai vyko, keli biuleteniai turėjo būti išduodami rankas, tai vyresnio amžiaus žmonėms tiesiog sakydavo, čia ne jums, čia jums neskirta, jūs vis tiek ten ir neduodavo tą antrą, pavyzdžiui, biuletenį. Ir įvairūs dalykai, kur tu net žiūri, įsižiūrės ir galvoji, ką man su tuo matymu, su tuo burtu, ką man daryti, rėkti garsiai, trepsėti kojomis, griūti ant žemės, ką daryti, ką pranešti. Ir rinkiminė kampanija, kuri buvo taip padrikai galbūt organizuota, aš kaip stebėtojas irgi pavienis atėjęs be mokymų. Aš neturėjau žinių, ką man daryti. Todėl būtent dėl to mes ir organizuojame mokymus, juos pataisysime, patobulinsime ir kviesim visas opozicinės partijas. Mūsų tikslas išmokyti mokytojus, tos lektorius ir kad tie lektoriai toliau paskleistų žinią, pasitarti su dalyviais, kokie gali būti klastojimo būdai, kokie yra psichologiniai mūšiai tuo metu ir kokius psichologinius mūšius reikia atlaikyti žmonėms, kurie už tai negauna jokio atlyginimo. Ir atmintinė bus taip pat paruošta. Tai ar dar turim klausimų? Aš noriu grįžti prie to, ką pasakė Zigmas, dėl išankstinių balsavimų. 20 metų, man atrodo, kai Seimo rinkimai buvo, aš analizavau tą, kiek buvo žmonių atėjusių į rinkimus, 1,3 milijono, man atrodo, ir kiek buvo balsų suskaičiavus pirštų išankstinių balsavimo. Tai maždaug, ne mažiau 30% buvo išankstinių balsavimų. 30% iš 1,3 400 000 buvo išankstinių balsavimų. Dabar noriu grįžti prie to, kaip vyksta tas išankstinis balsavimas. Jis vyksta prieš savaitę, man atrodo, taip. Ir balsai skaičiuojasi tik po savaitės. Jie kažkur savaitę laiko, tos vokus laiko. Kur jie laikomi, niekas negali pasakyti. Ką su jais daro, niekas. Jiems galima perrašyti 10 kartų per savaitę. Skaičiuojami išankstinio vokų balsai tik tą pačią dieną, kaip pagrindinio balsavimo. Tai jeigu 400 000 vokų išankstinio balsavimo perrašė, tai čia galima be kokius rinkimus suklastoti. Tai va, tas man klausimas dėl išankstinio balsavimo. Pakeisti, grąžinti, kai sako Zenas Vaigauskas, aš tada dalyvau tuose mokymuose, į seną įstatymą, kurį buvo Tarybų, man atrodo, kur nebuvo išankstinio balsavimo. Ta pačia diena eidavo po žmonės ir rinkavo balsus tą pačią dieną. Arba skaičiuoti tada tą pačią dieną, kai surinkai tos balsus. Nes čia yra laukas klastoti, ta prasme, balsus tas išankstinis balsavimas. Ir kreipiausi pas žmonės, kurie ateis stengtis balsuoti tą pačią dieną, o ne išankstinį balsavimą, nes yra didelė galimybė suklastotus balsus. Iš tiesų tenka patvirtinti, kad Janos žodžius praeitų rinkimų metu savo atsakomybės būdu keletas žmonių, mums žinant, išėjo į rinkimus bandydami prabalsuoti kelis kartus išankstiniu būdu ir neišankstiniu būdu. Yra video medžiagos, kuri bus skelbiama viešinama ir tas eksperimentas iš esmės tikrai pavyko. Tai čia reikalingas įstatyminis reglamentavimas, reguliavimas, pasižiūrėti į užsienio šalių praktiką, tikrai būtinas toks išankstinis balsavimas su galimybė klastoti.
Dar turime klausimą. Taip, Aleksandras. Kelios replikos gal ir pasiūlymai. Yra toksai dalykas, čia šiek tiek dėl referendumo, nes vis tiek referendumo greičiausiai nespėsim mes į prezidento rinkimus surinkti pakankamai žmonių dėl stebėtojų. Bet realiai mums reikėtų apie 6,000 žmonių, nes ne tik užfiksuot galą ir protokolą nufotografuot, jo, pabaigą, ir protokolą nufotografuot, bet reikia išbūt visą laiką. Reikia vienam žmogui tai padaryti sudėtinga labai. Ir kaip Alvydas sakė, čia tai reikia tam užkampiuose ir visur postalinėse veikluose dalyvauti, tai vienas žmogus to negali. Tai reikėtų bent jau du, kad vienu metu būtų. Ir kad vienas kitą galėtų keisti, esant reikalui. Taip pat reikėtų, kad galėtų vienas kitą išleisti, esant reikalui irgi. Tačiau tie žmonės, tos komandos turėtų būti patikimos, jie turėtų susibendravę būti, kad pasitikėtų vienas kitų, nes kitaip menkas iš to vertybė to stebėjimo menka būtų. Tai vat, dėl Lietuvos bendrai, jeigu aš norėčiau priminti, kad Lietuvos plotas yra 65 300 km kvadratinių. Dėl to gaunasi, jeigu tą ištemti į, tarkim, apskritimą, tai gautųsi, kad jo radiusas 144 kilometrai. 144 geras skaičius, nes 12 kart 12 144 milijonas matematiškai. Ir mums reikia, kaip Gediminas sakė, kad ratas tas važiuotų, mums reikia, kad jisai būtų apskritas. Nes jeigu tai bus trikampis, tai nemažos trikampis. Jeigu bus kvadratas, tai kvadratas irgi nemažos. Visa kareta tam vietoje išsilakstys jo šaibom. Tai reikėtų, kad tas ratas būtų, kuo daugiau taškų turėtų jo sąlyčio, tuo jisai geriau važiuoja. Tai tam reikėtų 6,000 žmonių. Tai pasvarstykite apie tą, jo, kad tikrai nuvažiuotų ten, kur reikia ir kada reikia. Taip pat tokia replika dėl balsavimų paštų, pavyzdžiui, tai matot patys, kaip Lietuvos paštas dirba. Turbūt, jeigu gaunat siuntas ir laiškus, tai ir kaip atleidžia darbuotojus. Tai pagalvokit, jeigu buvo, kaip Gediminas sakė, 5, pavyzdžiui, balsai, jo po laiko atvykę, tai čia po savaitės vėl atvyks tie 5 balsai, žinokit, ir jie bus nurašyti kažkur atskirą sąrašą ir nedalyvaus rinkimuose. Dėl to, kad paštininkai neišgali visko atlikti laiku. Kitas dalykas, kad stebėtojų taip pat yra galimybė stebėtojams stebėti tuos žmonės, kurie eina pas balsuotojus, pas piliečius, kurie negali ateiti ir iki balsadėžės. Tai balsadėžė tada eina prie jų. Tai vat, tokiam atveju irgi sudėtinga labai būtų surinkti žmonės, kurie tikrai pasiektų tos. Tai reikėtų visų, tarkim, ir judėjimų ir iniciatyvių žmonių šitam reikalui susivienyti, kad tikrai tas balsavimas vyktų kuo tikslesnis. Bet to, kaip Alvydas sakė, čia, kur balsadėžiai buvo pačia, tam kažkokia nelygi, tai balsadėžės teoriškai galėtų būti atnešamos į balsavimo salę jau su biuleteniais užpildytais. Jeigu jos nėra permatomos ir mes to nepamatysim niekada gyvenime. Tai dėl to būtinai reikalingas tas balsuotojų skaičiavimas, nes ir kaip ir galima visą pluoštą įmesti jo popierių ir užsiskaitys kaip balsas. Tai vat šitie tokie vat dalykai. Kaip susisiekti su stebėtojų gildija ir koks tas saldainis galėtų būti, jeigu žmonės įsitrauktų į stebėtojų gildijos veiklą? Čia man buvo? Taip, prašau.
neužilgo turėsime logotipą, svetainę. Taip pat bus pranešimai per alternatyvius YouTube kanalus padaryti. Reiškia, žurnalistai mane jau laukia, kada mes šitą padarysim. Tai bus kvietimas registruotis. O šiaip į šitą reikalą siūlau žiūrėti labai optimistiškai, nes labai gražiai sukrito šiemet tas kalendorius. Patys svarbiausi Lietuvai rinkimai yra rudenį, spalio mėnesį Seimo rinkimai. O iki šių rinkimų turime 3 kartus galima pasitreniruoti. Tai reiškia, galime per prezidento rinkimus pasitreniruoti, pirmi 2 turai, bus 2 turai ir atskirai dar bus Europarlamento rinkimai, irgi galėsim pasitreniruoti, pasitobulinti sistemas, išgaudyti netikslumus ir suburti komandą rudeniui didžiulę. Todėl žiūrėkime šitą reikalą optimistiškai ir ruoškimės. Taip, gerbiamas Medalė, prašau, mikrofonas. Ačiū. Gediminai, dar tokia pastabėlė yra. Jeigu 6000 iš užsienio apygardos, nežinia kur atėjo, tai vis tiek užsienyje balsavo konsulinė įstaigai ar ambasadoriai, turi būti atitinkamas protokolas. Tai tiesiog negali iš kažkur iš užsienio ateiti. Dėl išankstinio balsavimo 2 mintys. Vis tik, jeigu susiorganizuoja didelė komanda stebėtojų, tai išankstinio balsavimo vietos taip pat nėra tokios, nėra jų tiek daug. Tai yra savivaldybės patalpos arba jų paskirtos patalpos. Pandemijos metu vadinamos buvo keletas vagonėlių Lukiškių aikštėje. Ir įkalinimo įstaigos ir stacionarios gydymo įstaigos. Tai nėra tiek daug, o ten paprastai būna labai riboti gydymo įstaigose laikai, kokios kelios valandos balsavimo. Visą tai žinant, galima sukontroliuoti skaičių, nes ten nerodo kas ir kaip, bet sukontroliuoti skaičių balsavus. Ir tada pasižiūrėti, kaip ten apylinkėje viskas vyksta. Kitas dalykas, kad aš manau ateityje, kai turėsim faktus, galime reikalauti, kad išankstinis balsavimas būtų atšauktas ir kad nesakytų, kad mes labai čia siūlom apriboti kitų teises. Tiesiog manau, kad reikėtų siūlyti rinkimus daryti ne 1 dieną, o 2 savaitgalio dienas. Pavyzdžiui, šeštadienį, sekmadienį. Pavyzdžiui. Tai aš nesakau, kad čia absoliuti tiesa, bet pavyzdžiui, nes išankstinis balsavimas sudaro geras sąlygas, matėm ir gausėjantis išankstinio balsavimo skaičius taip patvirtino. Ir visai pabaigai, Zigmai, va ta pikantiška istorija apie tai, kaip sekėsi rinkti parašus Ingridai Šimonytei. Kokie rezultatai, kokie sprendimai, kur klaidos ir ką turėtumėm žinoti? Nes ne visi girdėjo jūsų spaudos konferenciją. Prašom, keletą minučių. Ta pikantiška istorija. Aš papildydamas tai, ką jau sakiau ir rašiau, galiu pridurti tai, kad iš mūsų 21-22 metų referendumo iniciatyvos mes puikiai žinome ir tuo įsitikinimo teisminių ginčų metu, kad vienu metu pasirašinėti už referendumo iniciatyvą negalėjo 2 žmonės. Reikėjo tiesiog laukti, kada tas langelis prieigos atsilaisvinti. Elektroniniu būdu čia kalbam. Elektroniniu būdu negali iš karto 2 pasirašyti. Parėmimas. Tai jeigu, tarkim, išgirsim argumentą, kad matai patobulino kompiuterinę programą ir jau dabar galima, tai iškart suponuoja išvadą, kad tų mygtukų daug yra. Ir ar jie tikrai funkcionuoja taip, kaip turi funkcionuoti. Dėl to, aš manau, dar yra ir kitas niuansas. Tai, kad
per 20 000 buvo surinkta per pusę paros, o 37 000 ir dar šiek tiek per kelias paras. Tai reiškia, kad ir tai, kad VRK pamačiusi savo klaidą, popierinių lapų neišdavimą, padarė formalų įrašą, kad buvo išduoti popieriniai lapai. Aš manau, kad tie 20 000, o gal ir daugiau, buvo kažkaip tai suplanuoti vienu ypu padaryti. Bet jau tai yra kompiuterinės technologijos. Nes jeigu tai buvo padaryta per pusdienį, o kitą dieną VRK apsižiūrėjo, kad negalėjo suteikti elektroninės prieigos neišdavusi popierinių lapų, tai reiškia, kad jie pakartoti tai jau nebegalėjo arba nedrįso antrą kartą. Nes jau labai viskas akivaizdžiai matysis. Taip pat šitas bravūriškumas, juos ir įstūmė į tokią, sakyčiau, sudėtingą situaciją. Nežinau, kaip jie vynuosis, nežinau, kaip jie suksis. Vienaip ar kitaip, aš manau, per teismus Eduardas Vaitkus išreikalaus tos pirminius dokumentus, kad ir vėliau, bet tai bus po to vis tiek skandalas. Tada pamatysim, gal tie popieriniai lapai iš vis nebuvo išduoti, gal jie neatspausdinti, tik padarytas įrašas VRK puslapyje, kad jie buvo išduoti ir grąžinti. Nes popierinėse lapuose VRK bent skelbė 0 parašų. Taip kad čia dar klausimų yra daug, prielaidų yra, bet aš tai spėju, kad vis tiek maklė yra ir kompiuterinė, ir teisinė padaryta. Dėl to, kad čia tas šio laikinis tos kosmopolitinės visuomenės toks bravūriškumas, visų klausimų sprendimas per žiniasklaidą, o ne dalykiškai, neteisinė kalba. Tai ir rodo, kad galima įsibėgėti taip, kad po to ir sustoti sunku yra. Matom, kad ir karo klausimai sprendžiami viešais pokalbiais, o ne slaptais pokalbiais. Tokie mano pastebėjimai, žiūrėsim, kaip čia darysim, bet rankos nenuleidžiamos ir kiekvienas faktorius gali pastiprinti kitą faktorių. Žiūrėsim, kaip seksis. Ačiū už dėmesį. Tai šiandieną norime padėkoti. Su mumis buvo Gediminas Ustinavičius. Signataras Zimas Vaišvilas. Garsininkai Jūratė Rūstaitė. Komandos nariai padėjo, kad šis renginys įvyktų. Ačiū Tautvaldai. Ačiū Tatjanai. Ačiū Aleksandrai. Ačiū Rūtai. Ir ačiū Arvydai. Ačiū Jums labai, kad Jūs buvote. Trečia datą. Kadangi labai karšti pietus jau čia, mums reikia užimti tas prie langų vietas, prie langų arba čia prie sienos. Ir bus pietus. Būtent ir stebėtojų gildija, pamiršau, gal Gediminas paminėti stebėtojų gildija @mail.com, galima susisiekti stebėtojų gildija @mail.com. Ir, linkiu, bepietaujant, pasikalbėti, pasišnekučiuoti, užduoti klausimus ir parnešti pagrindinės žinias savo žmonėms, savo grupės, savo judėjimus į politinės ir nepolitinės grupės. Sekantį kartą planuojam balandžio 20. Per tokį vieną įdomų gimtadienį. Istorinį. Tai jau, kas žinot, kalendorinį. Tai tikrai nepamiršite. Hitlerio. Taip, tai jau dabar, taip, prašau, laisvi pasikalbėjimus, prašau.